Šiandien tikras bardakas, bet esu suplanavus nufilmuoti jums video su L'Oreal kosmetikos apžvalga. Tai kai Nikolas neis miegoti, tikiuosi ramiai miegos ir aš galėsiu tai padaryti. Sveiki visi! Tai šiandien su L'Oreal kosmetika keliausime į praeitį. Į nostalgiškuosius 2000-uosius, nors tada man buvo tik tai vos 11 metų. Dažytis aš pradėjau gerokai vėliau. Tiesa, verta paminėti, kad Lietuvoje tie 2000-ieji užsibuvo ganėtinai ilgai ir manau, kad mano atliktas makiažas jums neatrodo labai įspūdingai oldschoolinis. Nors tiesą sakant, kol nepamačiau savęs dienos šviesoje, galvojau, kad galiu išeiti out iš šitų makiažų, nes viskas tai yra okei. Bet kai pasižiūrėjau, kaip atrodo prie normalaus dienos apšvietimo, aš supratau, kad nieko gyvo dabar su juo neišeičiau ir nenorėčiau nieko susitikti. Tai L'Orealis yra kosmetikos gigantas. Po juo, po šitų prekinių ženklų yra 35 prekiniai ženklai, pavyzdžiui, kaip Lancome, Garnier, tas pats Maybelline ir dar daug iš tikrųjų kitų. Tai yra jų marketingo strategija, jie supirko tiesiog kitus prekinius ženklus, taip išvengdami konkurencijos, nes dabar visų vartotojų pinigus jie ir pasiima. Pirmieji išrado nepavojingus sveikatai ir plaukų dažus ir tokiu būdu jų veikla prasidėjo. 1957 metai L'Orealiui buvo lemtingi, todėl kad pavyko išsiplėšti į tarptautinius vandenis. Jie tapo tiesiog pasauliniu kosmetikos lyderiu ir tokiu pačiu yra ir dabar. Manau, tikrai žinot šio prekės ženklo istorinį moto. You're worth it. Nes tu to verta. Šiaip reikia pasakyti, kad L'Orealis turi tą tokį luxury brando prieskonį ir tai labiausiai atsiskleidžia per pakuotės, nes kai kurių produktų pakuotės tikrai stebina savo kokybę ir kai kurie produktai tikrai yra jų labai stiprus ir aš kaip tik vieną iš jų laikau. Labiau matyčiau jų kaip subrendusių moterų prekinį ženklą, tokių, kurios pačios save išlaiko. Pasirinkau su šiuo kosmetikos krepšeliu atspindėti 2000-ųjų trendus, nes labai sėkmingai tai pavyko atlikti atsirinkus tam tikras priemones ir šiaip man visai patinka tas laikmetis ir jo make-upai. Pabandžiau čia dar ir plaukus kažkaip panašiai susitvarkyti, bet neturiu tos tikrosios vaflinės, kas buvo labai populiaru. Tai turiu tokį bangų darytuvą, bet kol čia viską nufilmavau, jau man tos bangos ir leidžiasi po truputį. Ir pradėsim šios dienos makiažą. Kaip visada, mano veidas yra paruoštas, pridrėkintas ir jau laukia makiažo. Šį kartą, prisipažinsiu, pirmas iki gyvenime užsiklijavau savo tuos teipus faceliftingui padaryti. Blemba, žinau, kad iš tolo tikrai labai gražiai atrodo veidas, iškart jaunesnė kokią 10 metų. Bet neįsivaizduoju, kaip galėčiau su jais išeiti kažkur į žmonės, nes jie labai matosi, jie labai jaučiasi, kiek vargo, kol čia visas tas gumeles paplaukais paslėpiau, bet paeksperimentuoti įdomu, nes anksčiau visada klijuodavau tik tai modeliukams. Tai besitvarkant savo kosmetinę radau tiesiog labai daug tų teipų, tai jeigu tam parodysiu, kokius būtent pirkau iš AliExpress. Ir galvoju, reikia kažkur jūs sunaudoti, negi dabar mes įlauk. Tai va, šį kartą taip netradiciškai mano makiažas prasidės ne nuo skystos pudros, o nuo akių zonos kremo, tai yra L'Oreal Midnight Eye Cream. Ir jį, tiesą sakant, šį kartą aš pirkau vietoje maskuoklio. Jo kaina nėra jau tokia ir biudžetinė, apie 20 eurų. Ir tai yra kaip kokia paakių kaukė, naudoti einant miegoti, kad per visą naktį jį veiktų. Bet ji puikiai tinka ir prieš atliekant makiažą. Moment
momentiškai pašviesina paakius, ypatingai tai aktualu, jeigu mažai miegojat, nuovargis ir panašiai, nuima patinimą. Ir puikiai, žinokit, komponuojasi su kosmetikos priemonėmis, nesusirutulioja, o priešingai labai maloniai atgaivina. Svarbiausias 2000 metų trendas dengiant veido odą yra pasirinkti gerokai tamsesnę skystą pudrą, negu yra jūsų veidas. Pasirinkau True Match, remdamasi šitos vlogerės video. Ji labai yra palikusi gražią ir išsamią apžvalgą apie kiekvieną L'Orealio pudrą. Ir peržiūrėjus ją, man tiesiog neliko abejonių, kad aš irgi bandysiu tą klasikinę, seniausią ir visų taip numylėtą True Match. Super blendable SPF 17. This is 4.3 star rated and it is the most affordable, very easy to find for under $10. Oh my gosh, it is just such a lightweight, super easy to blend formula. Again, N3 Natural Buff is a perfect shade for me. Ir siekiant pritaikyti 2000 metams būdingą spalvą, aš pasirinkau N3. Bandome įvertinti skystos pudros skystumą. Akivaizdu, kad spalva yra tikrai man per tamsi, bent jau kokiais 2 tonais, tai tiksliai dengsiu su kempinėlės pagalba. Iš pradžių vieną pusę, kad pasimatytų tas kontrastas. Beje, dengsim ir paakio zoną, kadangi atskiro maskuoklio iš L'Orealio šį kartą neturiu. Ūlele. Maskuoja puikiai, dengia lengvai, visiškai viską paslėpia, ką reikėjo paslėpti. Ir 2000-ieji tikrai nebuvo apie tai, kaip lokaliai su skirtingom spalvom pritaikant galima būtų pasimaskuoti savo veido odą. Kasdieniai makiažai tokie ir buvo daug pudros. Aš nežinau, kodėl buvo tas tamsesnis atspalvis ir ypatingai toksai ryžas populiarus, galbūt dėl to, kad Lietuvoje mes neturėjom tiek pasirinkimo atspalvių, o galbūt todėl, kad pudros buvo dar netokios atidirbtos savo sudėtimi ir jos labai stipriai oksiduodavosi ant veido, arba ir tas, nes tikrai puikiai pamenu savo paauglystės laikotarpį su morkiniu veidu. Velneva, ką tik pasidengusi visą veidą, prisiminiau, kad aš turėjau nusipirkusi ir švytinčią bazę. Lumination. Tam, kad šiek tiek atrodytų veidas gaivesnis, labiau švytintis ir labai blogai, kad jo neužsidėjau, nežinau, kaip taip sugebėjau pamiršti, todėl, kad nepavyks man perteikti per video dėl gero apšvietimo, vadinkim, bet ant odos paviršiaus matosi toks mini suskilinėjimas odos, kas reiškia, kad jai trūksta drėgmės ir būtent tą drėgmę man būtų garantavę Lumiglotion panaudojimas. Iš tikrųjų, tai man labai patiko šitą bazę ir jos spalva čia tokia yra lengvai rausva, šviesiai rausva, 901 numeris. Tai aš surizikuosiu viską suknist, bet tiesiog ant jau padengto veido su šepetėliu bandysiu suglaušinti, praeiti ir pažiūrėti. Aš jau ne pirmą kartą šitą kombą darau, turiuomenį Lumiglotion ir True Match, išbandyti ir sportuojant, ir vaikštant per sniegą, tiksliau kai sninga, ne per sniegą. Bet tokio išvirkštinio variantą dar niekada nebandžiau. Bet kartais, žinokit, tokie eksperimentai duoda labai gražius rezultatus. Mano verdiktą apie šitą bazę išgirsit vėliau video pabaigoje, o šiaip atsiliepimai visai neblogai. Žinokit, kaip gražiai persidengia, visas veidas švyti daug labiau negu Lumiglotion būtų buvusi iš po apačios ir labai stipriai veidą nenušviesino, vis tiek matosi, kad veidas yra tamsesnis negu kaklas. Ar 2000-aisiais buvo populiarus švytintis makiažas? Nemanau, bent jau tuose buitiniuose, tiesą sakant, ir profesionaliuose makiažuose vyravo matiškumas, kuo labiau užmatinti veidą, kad nebūtų jokio blizgesio, kad jis geriau laikytųsi, žodžiu, kaip prištampuotas.
ir stipriai prifiksuotas, tai aš net neturiu su kuo jį fiksuoti, jokios nei kompaktinės, nei birios pudros, nes ir šiaip kasdienio make-up'o jų nenaudoju, tai ir iš L'Orealio nepirkau, nes mano kosmetiniai tai yra tiesiog nereikalingas dalykas. Tai truputį prasilenkia su 2000-ųjų trendais šitas spindesys, nors galima rasti ir gaivesnės odos iš tikrųjų variantų, jeigu pasižiūrėsime mūsų 2000-ųjų ikonų make-upus. Šiaip jau 2000-aisiais buvo tikrai nevengiama bronzerio. Bronzeris atitikdavo ir skaistalą. Bronzeris tokio tipažo kaip Egipto žemė. Kelia nostalgiškus jausmus. Bet natūralesniems makiažams buvo naudojami ir skaistalai, tiesą sakant, tik skaistalai. Tai čia matote lūpdažį iš tikrųjų, čia neskaistalai kreminiai. Ir aš šitą lūpdažį aplikuosiu vietoje skaistalo, jokia čia naujiena. Aš ir dabar kartais taip elgiuosi, siekiant priderinti lūpų spalvą prie skruostukų spalvos, labai gražiai daro iš tikrųjų. Ta pati spalva, tiek ant lūpų, tiek ant veido odos. Ir čia aš turiu tokį koralinį atspalvį, nes norėjau pirkti tik tai vieną produktą, kuris man labiausiai tiktų prie veido odos. Tai rožinis grinai man yra per šaltas, o oranžinis yra per šiltas. Jų kombo tik tai man gerai atrodo, todėl ta kombo labiausiai atitinka koralinis atspalvis. Lūpdažis yra labai pigmentuotas stipriai ir jo svarbu nepadauginti, nes kadangi jis dar ir matinis, tai reikia greitai ir sklaidyti, kadangi mano veido oda yra nefiksuota ir dar dabar su Glotion, tai labai lengvai iš tikrųjų sklaidosi. Ir kitko, kalbant apie 2000-ųjų skaistalų poziciją, kažkodėl jie buvo dedami pakankamai aukštai ir pakankamai plačiai. Negaliu sakyti, kad dabar tai nėra populiaru. Svarbiausia, kad jums tiktų, o ar man tiks, galėsim nuspręsti kartu. Tai jeigu ši spalva man labai gražiai atrodo ant veido odos, tai žinokite, klaikiai atrodo ant lūpų, tiesiog klaikiai. Aš net noriu dažytis, nes kol prieitas iki nusivaliau, ojei, labai gerus lūpų dažas, bet kaip ir pateisina savo ilgalaikiškumą, ten labai norint jį sunku nugrandyti nuo lūpų. O aš tą dieną buvau susiruošus su vyru varyti pasimatymą, tai patikėkit, tikrai vargau labai įnirtingai valydamasi, nes tikrai nenorėjau tokia baisiai išeiti. Pati spalva, viskas okei su ja, bet ant mano veido, aš nežinau, labai klaikiai atrodo to, bet pasidažysiu truputėlį, kad įvertintumėt, kaip tas bendras vaizdas atrodo. Ir man dar žiauriai šitą spalvą primena Ratched, tokį serialą. Per Netflixą žiūrėjau, tai grinai visur šitam seriale visos moteris daros vienos spalvos lūpdažį ir ta spalva yra... Pasiruošę? Negaliu žiūrėti, bet dabar suprantate, apie ką aš. Labai ne mano spalva, klaikytis. Papasakosiu apie šitą lūpų dažą, kol valysiu su skista pudra, nes jau prieš tai buvau išbandžius daug variantų, kaip jį efektyviai nuvalyti ir šitas buvo variantas geriausias. Tai žodžiu, šitas lūpdažis, jisai turi gerą reputaciją iš tiesų ir pakankamai gerus reitingus, nes iš tiesų jisai ilgai išlieka ir dažyti su juo yra labai patogu, nes jo tas... Kai išsuki aplikatorius, tas galiukas yra labai patogiai palei lūpų formą atitinkantis. Tai lengva dažytis, bet nusivalo labai sunkiai. Jeigu ant pieštuko, tai išvis tragiškai vargas. Ir nepaisant to, parašyta, kad sudėtyje yra hialurono, man jisai labai nusausina lūpas. Ir toks biškutį kaip kreidelė. Trūksta jam kaip lūpdažiai kremiškumo,
Čia man gal net ir pilingą reikės pasidaryti po tokios kombinacijos. Šiaip, na taip, dabar skauda lūpas nuo to trinimo. Taip, tai sekantis mano produktas bus jau akių pieštukas. Ir pasiėmiau pabandyti L'École Naturelle by Paradise juodas, minkštas, gerai pasisklaidantis pieštukas, nes 2000-aisiais tikrai labai populiaru buvo brėžti blakstienų augimo liniją ir tiesą sakant nepersistengti su išretušavimu ir apatinė blakstienų linija labai būdavo išryškinama. Tačiau aš pažiūrėsiu, dar pagalvosiu, ar savo ryškinsiuos, todėl kad, man palei akių formą, kadangi yra apvalios akys, labai nekaip, žinokit, atrodo tas apatinis vokas išbrėžtas. Labai saikingai tą apatinį voką tarp blakstienų paryškinau. Trendai yra trendai. Ir pieštukas retušuojasi maksimaliai lengvai. Netgi per daug lengvai, nes jau man išsiretušavo šitoj vietoj per smarkiai ir čia reikės valyti, per daug į apačią nueina, todėl akis atrodo sunkiai ir liūdna. Jisai nėra greitai stingstantis, tai jau riebesniam arba užkritusiam vokui aš tikrai jokiais būdais nesiūlyčiau šito pieštuko. Nes labai greitai atsispaus, nubėgs ir bus tiesiog purvas. Man tai jį reikia išretušuoti, aš prie pat blakstienų augimo linijos paliksiu ryškiau. Trendais, bet biški reikia atsižvelgti ir esamas akių galimybės. Kažkas tokio panašaus. Iš tikrųjų mes 2000-aisiais tokie paprasti vartotojai apie tą make-upą tiek ir tai žinojom, kad reikia juodo pieštuko, kad su juodu pieštuku reikia braukti palei blakstienų augimo liniją, nebuvo tos tokios personalizacijos ir tiek informacijos lengvai pasiekiamos kaip dabar. Tai kaip supratom, taip ir dažėmės. Tai jokių retušavimo kaip ir nebuvo. Buvo išsibrėžiai palei blakstienų augimo liniją nuo pradžios iki pabaigos vienodo storumo strėlkę ale, net nepasmailinė ten prie galo. Braukė apačią ir paryškintas akis, dar tušo taip gerai užvaryti ir puikiausias akių makiažas. Šitas makiažas jau praktiškai smokey eyes. L'Orealio panoraminis tušiukas labai patinka ir beje, aš jį turiu jau iš seniau, čia nebuvo naujas pirkinys. Labai gera pardavėja papuolė, kai buvau Eurokose. Ant prekystalio stovėjo šitas tušas, jisai buvo su nuolaida ir taip lengvai man jį pardavė, nors man tušo net nereikėjo. Nusipirkau vien dėl to, kaip jį profesionaliai sugebėjo tą tušą pateikti ir įrodyti, kad man jo tikrai reikia. Tušas tikrai neblogas, man iš tikrųjų labai panašus į Maybellino, kur naudojau praeitame video. Ta konsistencija. Šepetėlis silikoninis, toksai smailėjantis link galiuko, apkabina kiekvieną blakstieną, kadangi tušas jau senesnis, jam gali būti kokie 3 mėnesiai jau, tai po truputėlį džiūdamas jisai byra. Galėtų būti daiktas, kurį pirkčiau iš L'Orealio dar kartą. 2000-ieji labai mėgsta tušą. Kuo daugiau, tuo geriau. Žinot, iš L'Orealio stendo manęs nesudomino nei viena antakių priemonė. Tai bus dar įdomiau, nes antakius dažysime su tuo pačiu minkštu juodu pieštuku. Kas galėjo žinoti 2000 metais, kad antakių spalva turi derintis prie plaukų spalvos? Kitas dalykas, buvo populiarūs labai stipriai išploninti antakiai, kuo jų mažiau, tuo geriau ir tokia lanko forma, bet paryškinti juos kažkaip vis tiek reikėdavo. Plus, kai kuriais atvejais sėkmingai pavykdavo išsipešti jų visus arba nusiskusti jų visus. Aš žinokit, antakis atrodo per gražiai. Neina tokių gerų antakių sugadinti. Šiaip dar prisimenant lūpų spalvos trendus, tai buvo labai populiari tokia deep raudona spalva, irgi su tokio ryžumo prieskoniu, bet ir su bordavu tonu irgi buvo populiarus ir dar tokie plytų spalvos lūpdažiai irgi buvo labai on top.
Mačiau, žinokit, L'Orealis turi tokių spalvų tikrai, bet aš nedrįsau jų pasimti, nes čia būtų tiesiog totalus pinigų išmetimas į balą, nes aš žinau, kaip man netinka tokios spalvos ir net vietoj skaistalų nebūtų kaip priderinti. Tai aš pasirinkau panaudoti kitą 2000-ųjų tendenciją - stipriai išbrėžtas lūpų kontūras rudu pieštuku ir svarbiausia - kontūro neišblendinti. Ir reikia, kad jisai matytųsi. O šitas L'Orealio pieštukas labai šaunus, kampuota forma, įdomu, kaip jį seksis drožti, bet minkštas ir spalva visai smagi, nors maniau, kad bus rudesnė. Spalvos ant odos jų produktų truputį taip atrodo. Kontūrėlis toks pakankamas, va, žiūrėkit, ką lūpai pasidariau. Galėtų būti dar, netoksai tamsesnis. Lūpų blizgiai su blizgučiais, jas. Taip pat lūpdažiai satininiai su tokiu šaltu shimering efektu labai trendino, bet jie iš esmės sendino. O, šviesa dingo. Kai švietimo nėra, tas makiažas neatrodo taip gerai. O blizgis toks su frost efektu irgi šaltu, tirštas, klampus. Tai iš esmės ir viskas. Viskas, va tiek savo jėgom galėdavom pasidaryti su priemonėmis, kurios tuo metu buvo populiarios. Aišku, kad make-upas ilgai neišsilaikydavo ir po kiek laiko mes atrodydavom klaikiai iš tiesų. Tiesa, pagirsiu, L'Orealis turi išleidęs nerealų makiažo fiksatorių, eina savo. Aš kai pamačiau reklamą, kažkodėl iškart ją patikėjau, o kai pabandžiau, patikėjau dvigubai. Tai eisiu pirkti dar ne vieną buteliuką, mačiau dar Drogė vis yra nuolaida, nes, žinokit, tikrai nebeatsispaudžia veidas niekur. O ypač aš, kai nemėgstu fiksuoti su kompaktiniais ir biriais produktais, tai čia yra išeitis max. Tik tiek, kad kasdieniam naudojimui, nepatarčiau, nes intensyviai naudojant sveikatos mažai odai. Dabar viskas, ką norėčiau, tai šitą make-upą padaryti truputį profesionalesniu, šiek tiek perkelti į aukštesnį lygį, kad tas pieštukas man nesubėgtų ir pasidažyti su šešėliais, kurie tuo metu buvo populiarūs. Tai seniau jau buvau radusi tokių pilkų, sidabrinių, juodų spalvų ketvertuką iš Kiko Milano. Atleisk, L'Oreali, kad tau tenka dalintis eteriu su Kiko, bet Drogui neparduodi šešėlių, tai ką man reikėjo daryti. Tai aš truputį pasišešėliuosiu, kaip tais laikais buvo būdinga dažyti akis ir pažiūrėsim, kaip atrodys. Perlamudrinis baltas į vidinį kampą ir zonoj po antakių. Pilkas arba sidabrinis į vidurį ir šiek tiek į lanką. Ir truputis juodos pagal blakstienas, tiksliau blakstienų augimo liniją. Pastebit, kad šitos pilkos sidabrinės spalvos turi tokį melsvumą, ne? Tai vat tų laikų šešėliavimui akių labai ir buvo populiarus tas melsvumas toks, iš pilkšvumo išeinantis ir sidabriškumo, satinas, tai labai sunku dabar rasti iš tikrųjų tokių šešėlių, o aš sakyčiau savotiškai žavingai, žinokit, atrodo šitas akių makiažo įvaizdis. Puikiai proga išbandyti L'Orealio linerį flamasterio pavidalo, labai smailas galiukas, patiko man, tik tai reikia labai gerai supurtinti, nes priešingų atveju kažkokį tai vandenį tepa. Įdomu, kiek ilgai jisai būna toksai kokybiškai bepiešiantis, nes esu turėjus tų flamasterių iš kitų brandų, tai jie man apsiveldavo šešėliais, kai dažai ant voko padažyto ir labai greitai tiesiog nebedažydavo. Tokios strėliukės, va, puikiai. Iš tiesų, jeigu 2008-aisiais bent jau aš būčiau sugebėjus taip pasidažyti, ir čia tų priemonių ne kažką iš tikrųjų yra, aš būčiau buvus max patenkinta, bet tada dar man iki makiažo atlikimo buvo toli gražu. Taip pat tokių nedidelių transformacijų aš galėčiau pasakyti, kad laisvai galiu išeiti out su tokiu makiažu.
Šiomis dienomis mes tikrai galime pamatyti panašių makiažų ir net nesusimastome, kad tai daugiau yra 2000 metų tendencijomis paremta. Ir kaip visada svarbiausia yra daryti ir atrodyti taip, kas leidžia jums jaustis gerai, kas jums tinka ir patinka. Tai yra svarbiausia, o iš kur tie trendai yra atėję, tai visiškai neturi reikšmės. Na ir kalbant apie L'Orealio produktus, sakyčiau, kad pudra ir Lumi Glow yra puikus duetas. Kasdienai aš True Match tikrai nenaudočiau, tikrai ne, man jinai vis tiek yra per sunki, bet aš labai gražų jų kombo atradau visai netyčia su Shiseido. Kaip tik šiandien esu pasidažiusi su tuo kombo, daugiau nieko nenaudojau, kitų kosmetikos priemonių, blizgi tik tai. Ir labai man patinka tas lengvumo pojūtis ant veido odos, sulygina spalvą, truputį odos paviršių, tas nelygumus sulygina, nes švytėjimą suteikia ir nesimato ant paviršiaus, kad būtų kažkas užtepta. Jų duetas tokia nerealia, žinokit, oda palieka, kad norisi apsiverkti. O ateičiai aš nežinau, gal ir įsitraukčiau iš tikrųjų savo kosmetikos krepšelį, nes jį puikiai laikosi, puikiai dengia, jį yra ganėtinai kokybiškas produktas. Kalbant apie Lumi Glotion, man jo sudėtis nelabai patinka, aš neįsiplėsiu gerai į detalės, bet turiu 100 kartų kokybiškesnių produktų su tokiu pat efektu, tik tai geresnė sudėtimi. Pieštukus tikrai pirkčiau lūpom, blakstienų tušą tikrai pirkčiau, linerį tikrai pirkčiau. Šitą dar nusipirksiu šitam nesibaigiant, nes vasaros sezoną reikia apsirūpinti, taigi makiažas turi laikyti 3 dienas, ne? Ir viskas, kažkokio labai ypatingo įspūdžio man nepaliko, bet pakankamai neblogas L'Oreal yra produktas, tenka tai pripažinti. We're all different. We're all imperfect. And that's just perfect. We're all enough, just as we are. And we're all worth it.